atakavo, buvo aukštų 2-2, reiškia, jį nori ištraukti iš baudos aikštelės, priversti gintis aukštai ir taip susikurti savo pranašumą. Taip, čia visi varžovai dažnai daro pick and roll situacijose. Strelnikas, 5 sekundės Žalgirio atakai. Nieko nesusikūrė Strelnikas, stringa Žalgirio ataka. Nybau, dvitaškis metimas iš distancijos. Sportinius kūnus susiliesti, susiremti, truputį pakovoti ir tai, galvoju, tik tai pridės žiūrovom teigiamą emociją. Ivanas buvo net traukė. Lukošiūnas. Kemanau prašo kamuolio, pats Lukošiūnas meta. Žuliai atsitraukia Leisneris. Žalgiris turi daugiau geresnių, stabilesnių. Tarp kitko, čia Milaknis, gerai sukurta proga jam. Jankūnas nuo galvos, Žervis. Pasistiebė, sima kamuolį nuo jo. Jis tik kantriai žaidė toliau ir aplygino rezultatą, kuris yra dabar tik 2 taškai, bet jau ryto, reiškia, jie žaidė kantriai ir neforsavo metimų. Edgaro Ulanovo 3 taškis, kur paskutinį metimą. Ir Leisneris, žiūrėkim, jis stengiasi išstumti Kemano, kad neprimtų kamuolio arčiau krepšio. Gražiai pakabinti, nespėjo. Ir vis tik Arnas labai gerai prisidengė kamuolį, prispaudė kamuolį prie kūno, kad lengvai jo neišmuštų. Nors ir ant silpnos kairės rankos, bet užbaigė ataką tikrai labai stipriai. Tiesa, laimėti nepavyko, o čia, Džošas Nybau! Ir viskas be baudos. Įspūdingi 2 Džošo Nybau blokai, bet čia... Žalgiris beje metė tik 4 baudų metimus, visus taikliui, tai Websteris. Pirmieji taškai, paliko jam labai daug. Jis tiesiog aukštai iškėlęs kamuolį, jis net nejautė Websterio gynybos. O, Edgaras Ulanovas meistriškai suklaidina kairį. Puikus judesys, apgaulingas visų pirma, euro žingsnis link krepšio. Štai atkreipti dėmesį, Ulanovas įžaidžia Žalgirio ataką. Tokių opcijų rinktis. Labai sudėtinga. Milaknis. Atakuoja Smithą. Veteranas. Bet dabar žymiai rečiau ir ne taip taikliai. Gal čia tik tai mano akis apgauna, bet anksčiau jūs daugiau jų mesdavo ir užtikrinčiau. Kad jie neturi didelio pasirinkimo, jau didelių arba visai mažinti žemės sudėtį. Taip. Websteris mažina skirtumą iki 9 taškų ir apsidraus 87-74. Na, čia jau aišku, Jurijus Zdobcov komanda nebe atakuos. Toks ir yra galutinis šių rungtynių rezultatas.